Audi 80 B4 galinių stabdžių trinkelį pakeitimas. Išsukame čia varžtą. Čia viskas yra išardyta. Parodysiu, kaip keitės. Dažniausiai viskas būna užrūdyje, viską tenka valyti. Atjungiame tą. Čia yra stabdžių kreipiamosios. Dažniausiai būna užpauvusi va šita. Tai ją aš deginau su šituo, kaitinau ir išdeginau. Tada išsiėmė man normaliai. Keičias šitos gumelės ir tada pritepam į vidų ir viskas tvarkoj. Po to stabdžių cilindriuką. Stabdžių cilindriukas nesusispaudžia, stabdžių cilindriukas susisuka. Palei laikrodžio rodyklę, kaip suktume varžtą. Susukam, kiek mums reikia stabdžių, kad kaladėlės naujos tilptų. Štai va mano senos, jau sudrožtos. Šitaip turėtų būti. Naujas susideda. Ir viskas. Aišku, nusimam čia ratą, viską. Pasidedam po to atgal. Sukau stabdžių cilindriuką su vamzdrakčiu. Visai neblogai gavos, tik saugokit šitą gumą. Jeigu jinai yra gera, išsaugokit, nereikės pirkti. Viskas.